Domo. Fonas. Domo fonas. Mano studijoje vienintelis ir nepakartojamas 3 valstijose sex offenderių registruotas ir nuogojo figūrinio čiuožimo propaguotojas Justinas Jankevičius. Labą dieną Lietuva. Beje, aš norėčiau pasakyti, kad aš nesu vienintelis ir nepakartojamas, nes yra dar vienas Justinas Jankevičius. Jis gyvena Vilniuje, studijuoja Gedimino technikos universitete ir mes su juo esame draugai Facebook'e, taip kad jis yra Justinas Jankevičius numeris 1, aš esu Justinas Jankevičius numeris 2. Nors ir jisai jaunesnis, bet aš spėju, kad aš jam tai esu skolingas dėl visų tų nepatogių situacijų, su kuriomis jisai galbūt susidūrė gyvenime, dėl to, kad jisai Justinas Jankevičius. O tai gal tarp jūsų bus tas toks susidūrimas kaip Willa Ferrello su Red Hot Chili Pepperiu? Aš nežinau, bet tarp kitko aš pažiūrėjau jo Facebook'o accountą ir jisai atrodo kaip žiauriai fainas bičas, nes mums patinka praktiškai tie patys dalykai. Jam patinka South Parkas, jam patinka, jam patinka visi tie dalykai, kurie ir man patinka. Ir jisai yra Justinas Jankevičius ir aš esu Justinas Jankevičius. Kažkuriuo tai metu reikės su broliu nueiti kavos išgerti, bet kol kas viešai ačiū tau, kad tu dar vis nepadūrei manęs gatvėje už tai, kad mes turime vieną vardą. Veido dar nenešiojant. Tai čia jis turi mano vardą, o ne aš jo. Gerai, tai sveikiname Justą atėjusi pagaliau pas mane į laidą ir turinti tokį fainą man crushą. I'm home! Aš grįžau namo. Jis grįžo namo, sūnus Palaidūnas. Pasiklausom poros dainų, padarom pertraukėlę, duodam Justui šiek tiek atsisėdėto į kėdėj, įsijaust ir grįšim. Labą dieną, pizzą pristatėm. Jokauju, čia Dominikas. Atidarysi? Domo fonas. Popiečio skaitimai su Dominiku Klajumu. Labą dieną ir vėl susirinkome į mūsų popiečio skaitymus su Dominiku Klajumu. Šiandien turime svečią Justiną Jankevičių, vieną garsiausių radio teatro atstovų. Perleidžiu sceną gerbiamajam. Žiūrėdama į ilgus jo pirštus, lengvai slystančius odą, kutenančius ją ir verčiančius šiurpti iš malonumą, išsižiojo. Į mano lūpas virsta tobula O raide. Nu čia? Jis paliečia suknelės sijono kraštą ir ima kelti pirštą aukštyn. Visai netoli iki čia. Sušnabžda jisai. Staiga aikteliu, mat Kristijana pirštai ima glastinėt man tarpukojį. Gundamai slysta per apatinės kelnaitės ir ima mane jaudrinti. Ką nori to pasakyti, pašnabždom klausiu. Noriu pasakyti, kad nuo čia... Jo pirštai brūkšteli per kelnaičio medžiagą ir staiga vienas nusilysta per šilkinę sudrėkusias alytinės lūpas. Visai netoli iki čia, o tada iki ten. Ir jis įkiša pirštą į makštį. Aikteliu ir tyliai suniurnu. Šis užpakalis mano. Prikišęs lūpas prie ausies sumurma Kristijanas ir užsimerkęs imasi darbo. Lėtai ištraukia pirštą ir vėl įkiša. Ištraukia ir vėl įkiša. Nenoriu, kad dar kas nors jį matytų. Imu alsuot nelygiai. Šnopuoju judančiojo piršto ritmu. Matau jį veidrodyje darantį tai. Nepaprastas gundimas. Todėl būk gera mergaitė, nesilankstyk ir neturės jokių bėdų. Ar tau patinka mano apranga, pašnabždom klausiu? Ne, bet neketinu reikalauti, kad persirengtum. Atrodai pribloškiamai, Anastasija. Dėkoju Justinui Jankevičiui už šią nepaprastai jautrę ir atvirą jo metamorfozę. Popiečio skaitimai su Dominiku Klajumu. Domo fonas. Domo fonas. Jau, Justinas. Aš ėjau į mišką, ten viską... Man spagerį. Aš repavau viską. Epileptikų. Yra tokių, kurie dalyvauja netgi freestyle battle'ose su tokia repavimo technika. Yra video, kur kažkokie du juodaodžiai, matei, kur... Ir Aš daug mačiau, ne fui. Per juodas humoras tavo.
Nepatinka man juodas humoras. Ane? Kada į pasikalbėjimus pakvieti? Sveiki. Sveiki, draugai. Zip FM eteryje geriausia Lietuvos laida. Ai, nepalauk, jis po tavęs, ne? Neskanu. Gerai, pažiūrėsim, kaip tu dabar išsivartysi, nes, mėlieji klausytojai, ar jūs pasiruošę vieninteliam ir, kaip kartojau, nepakartojamam Justinui Jaminkevičiui? Dabar bus Blitz raundas, jisai turės atsakinėti kuo greičiau ir kuo mažiau galvodamas į seriją klausimų arba frazių, kurias turės pabaigti. O čia yra labai paprasta, nes A, aš ir taip mažai galvoju, ir B, aš miegojęs per pastarąsias 2 paras 3 valandas. Okay, tai man čia visiškai easy, vakarų. Bet tik tiek, kad aš galiu, žinai, kur kartais, man atrodo, ir tu turi tą problemą, kad kartais smegenys pradeda veikti autonomiškai. Taip. Ir kai tu pagauni save kažką tais galvodamas, ypač jeigu pavargęs esi, ir tu pagauni save galvojant, ir tu, ei, Justai, what the fuck? Ei, wow, tu šlikštus vyrė, baig galvoti tokias nesąmonės. Tau irgi tai būna, ne? Pastoviai. Okay. Tai vat mes, man atrodo, turėsime dabar. Gerai, bičiuliai, jeigu jūs pasiruošę, Justinai pasiruošęs. Blitzas, reikės atsakinėti kuo greičiau, ne? Taip, pasiruošęs? Tarkim. Gerai, pirmas. Už seksą su vyru geriau tik? Žmogžudystė. Viskas. Gerai, ačiū, Domofonas šiandien tiek, dabar 3 valandos muzikos. Gerai, go. Su Bilevičiūtė permiegočiau už? Gyvybę. Nesiprausiu, nes? Nagų nesikarpau. Okay. Su Selu bučiavausi, nes? Jo tokios putlios lūpos. Sėklą veidą trinuosi, kad? Ir veidas turėtų herpį. Vagiu iš vaikų saldainius, nes? Galiu. Oralinį vyrai padaryčiau už? Ačiū. Aš mėgstu mandagiu, aš mėgstu džentelmenus. Gerai, dar kartą šokių projekte dalyvaučiau, jeigu? Justai, ką tu pagalvojai? Aš iš tavo žvilgsnio skaitau, kad nieko gero. Smoriginas sutiktų būti mano partnerė. Bet sprogtų televizija, ta prasme, čia tas pats kaip Kim Kardashian su savo užpakaliu sulaužė internetą, tai tu sulaužytum televiziją su Smoriginu savo partneriu. Šitas Smoriginas Wish, tikrai jau, kad ne. Čia nėra įdomu. Nežinau. O kaip dabartiniai tau šokių projektai, ta prasme, vis tiek tu veteranas? Labai fainiai, tenais viską, žiauriai. Ne, iš tiesų tenais ir pakalba protingai, ir visi dalyviai protingi stengiasi, visi be ko. Kažkodėl tai atėjo nauja mada visiems be batų šokti. Sportinių šokių konkursas, visi šoka be batų. Jo. Šitas tas, tipo, ir visą laiką paleidžia Enija. You can stay, tarararara. Ir tada, tipo, taip, ir visą laiką. Ir tenais vienintelis dalykas iš tiesų, kuris šokių projekte yra išlikęs, kur aš žaviuosi kiekvieną dieną, tai yra daktarė Jūratė Norvaišienė. Kokio lygio moteris. Bet jinai išlaikyta labai, ta prasme. Aš niekada nemačiau tokios inteligencijos. Tokia, jinai yra visiškai pilnai tobula moteris. Ir tokia racionali. Ir žodžiu, esu visiškai Adamkienės kirpimo. Aš esu visiškai sužavėtas ta moterimi. Jinai yra, aš projektą žiūriu dėl jos. Jinai, taip, aš bandau mokytis iš jos racionalumo. Žinai, kai iš Galadrancas toksai. Tai aš bandau mokytis iš fantastiška moteris. Bet šiaip, kalbant apie fantastiškas moteris, Raulis irgi visai nieko. Gerai, padarom pertraukėlę. Ačiū Justinui už puikų Blitz raundą. O už kiek kaltum Raulį? Vėl? Vėl, reikėtų jau 10 eurų. Gerai, skiriu Justeliui šią dainą Roots Seed. Labadiena, pizzą pristatėm. Jokauju, čia Dominikas. Atidarysi? Aišku, atidarysit. Kuris dėsitės? Gerai, tie, kas tik dabar įsijungėte, žinoma, jūsų bėdelė labai gaila, nes praleidote turbūt vieną linksmiausių intervų, jeigu galima tai pavadinti.
Mano laidoje kol kas, bet mano laida dar jauna ir ją šiandien puikiai papuošė Justinas Jankevičius. Ačiū tau. Ačiū tau, Dominikai, kad tu mane pasikvietei. Aš labai labai myliu Zip FM ir man visą laiką smagu grįžti namo. Taigi va, Justelis šiandien buvo užėjęs, tie, kas pasidžiaugėt, tikrai išgirdot Justelį at his one of this finest moments. Taip, tada, kai nedamegojęs. Jo, nedamegojęs. O man siaubinga nemiga. Ir svarbiausia tai, kad mano naujųjų metų rezoliucija buvo, kad, tipo, dabar kurį laiką dirbsiu labai daug, nes mes su Stonkum leidžiame spektaklį, premjerą jau čia artėja, žinai. Labai labai daug darbo ir negaliu sau leisti tiesiog išgerinėti. Ir, tipo, ir nuo naujako kirpau visiškai alkoholį. Taip. Ir prasidėjo nemiga. Aha. Ir aš dabar net, tipo... Lomkės, valas organizmas, kratais. Taip. O ką galvoji? Nieko, gerai. Tai va aš kai nedamegojęs, būna tas toksai, kur įeini į tokią automatiką, žinai. Taip. Tai va čia tas. Tai va, man irgi tai būna, bet čia man grinai, va, nuo tų balių irgi visas, kai išsibalansuoji, būna, aš, pavyzdžiui, ketvirtadienius labai mėgstu Tai jeigu kas nors parduodate nelegaliai migdomųjų vaistų, mūsų studijos telefonas yra 852 41 10 10. O, atsimeni dar. Geras, tikrai atsimenu. Jau įėjai yra. Įėjai jau yra į automatiką. Bet dar yra įėjusi viena reklama į automatiką, bet aš spėjau, kad nebūtų labai pati. Nelabai. Netveria. Jeigu jūsų nepriėmė jokia aukštąją mokyklą, jūs neturi talento ir tingit. Šeštoji mokykla. Prisimenu, reikėdavo reklamuoti. Tai kągi, sveikinu girdint mano paskutinėje laidą šitam radijo. Atėjau, Dominikai. Pamačiau, nugalėjau Justelio mono. Niek, čia žinai, visą laiką gali. Ta prasme, kai užsiveria zipo duris, tu visą laiką gali nueiti dirbti jėdu. Kaip baisu. Simpatiška mergina, ieško 8 vaikinų, nebijančių iššūkių. Jo, kaip pala. 8 simpatiški vaikinai ieško merginos rimtiems santykiam. Ilgalaikiams santykiams. 4-40 mečiai vyrai ieško iki 16. Jokinga istorija. No. Vos kažkadais, aš dabar prisimenu, kad vos neatsitiko taip, kad aš vos neįsidarbinau toje radio stotyje. Ir aš nuėjau į konkursą, tipo, kur būčiau jau praėjęs, bet tada man pasiūlė padavėjo darbą ir aš nutariau, kad aš pasirinksiu padavėjo darbą ir palauksiu, kol man pasiūlys darbą tikra radio stotis. Tai po to įsidarbinau Zip FM, nes Sima kažkada tai paskambino, sako, klausyk, o tu gal nori dirbti Zip FM? Sakau, okei. Sako, tai tvarkoj tada, rytoj ateik. Mūsų darbo pokalbis rimtai va toksai va buvo. Aš cituoju. Klausyk, o čia gal norėtum Zip FM dirbti? Čia radistai kaip ir ieško naujo nario. Okei. Tai gerai, rytoj ateik. Tvarkoj, viskas. Tai buvo efektyviausias mano darbo pokalbis iki šiol. Taip. Išskyrus tą kartą, kai man pasiūlė dėdė su smeliavo demisezoniniu lietpalčiu stoties rajone irgi užsidirbti. Bet apie šitą gal kitą kartą. Kalbant apie Simoną, jinai dabar kaip tik pakeis mane. Viena gražiausių moterų Lietuvoje. Taip, tikrai negaliu ginčytis. Deja, mano laikas Jinai netgi kaip vyras yra visai graži. Ne tik tai kaip moteris. Jinai yra graži ir kaip vyras, ir kaip moteris. Jinai yra labai fantastika. Gerai, tai buvo Aš norėjau pasakyti, kad aš labai džiaugiuosi, kad tu mane pagaliau pradėjai nebe berniuko vyrų vadinti. Aš saugau. Gerai, girdėjot balsą tuoj būsiančios damos eteryje. Ačiū tau, Justai. Reikėjo nusiskusti, Simona. Kad buvai šiandien su manim. Taip, ačiū Jums labai, kad klausėtės. Jungiu aš tave lauk, nes tikrai mane išmes iš darbo. Žiauriai ačiū, kad mane pakvietėt atgal į namus. Gerai, čiau ir Jums, mėlyjeji, ačiū, kad buvote šiandien su manim. Bučkis, myliu. Kim. Domo. Fonas. Domo Fonas.